O likusias atsiunčiame jums. Labas vakaras visiems susirinkusiems abiturientams šį nuostabų vakarą ir dabar norėčiau surengti trumpas varžytuves tarp abiturientų ir dabartinių 11-okų. Taigi kviečiu į sceną pakilti Artūras Vorogovič, Agnės Stasylo ir Darius Abuk. Dabar norėčiau sužinoti jūsų laidą. Laida 13. 14. Kaip smagu. Ir tuomet kviečiu dabar 11-okų komandą. Ok, išeinam. Ir dabar pagal sportinės tradicijas noriu, kad komandos apsikeistų ir išreikštų pagarbą vienai kitai ir apsikeistų komandų herbais. Taigi pradedame nuo 11-okų. Matau, abiturientai nepasiruošė. Už nesportiškai elgesį 11-okai įsiveržė 1-0 į priekį. Paplokim! Galvau, kad man kabins, bet neišdegė. Kitą kartą. Aš tikėjausi, kad papuokim. Na kągi, pradėkim pirmo konkurso dalį ir patikrinkime 11-okų ir abiturientų sėkmę. Taigi aš dabar sugalvosiu skaičių nuo 1 iki 20 ir jūs galite jį atspėti ir gauti tašką. Taigi, abiturientai galvoja. Taip. Ne? Tikrai. Na, čia kažkaip sukčiauja, atsakinėjo. Taigi aš duodu tašką 11-okams. O, papuokim 11-okams. O dabar patikrinkime abiturientų ir 11-okų istorinės žinias. Ir dabar prašau mano gražios asistentės išnešti lenteles. Ir dabar mano klausimas abiturientams. Kada buvo sukurta Romos imperija? A. 397, B. 398, C. 401. Na, pirmas variantas A. 397, 398 B variantas ir C variantas 401. O galima, kad padėtų? Ne, čia prieš zakoną. Čia ne milijonėrė kompanija. 50-50. Nesuperta. Nu jo, čia žaidimas. Deja, nei vienas atsakymas netinka. Netinka. Aš nematau lentelės. Nu tai nėra atsakymo, nėra.
Mane kas nors gali pakeisti, nes aš nesusitvarkau, aš šaipas iš žmogaus. Jie reikia iš karto rinkti, viskas. Ai, nu gerai, tai oi, šitas geras. Na, tuomet duokim galimybę, ne. Taigi vienuoliktokai irgi turi atsakymą. Nu, klausimą. Aha, klausimas vienuoliktokams. Su kokia teisų kategorija A, B, C galima vairuoti transporto priemonę? Paimėsi. Teisingai su viso aplokia vienuoliktokų. Patikrinę mūsų žinias, prieikime prie sportinės užduoties. Prašau mano asistentės surinkti lenteles. Ir dabar prašau išnešti mano asistento lanką. Kaip matote, tai krepšio lankas ir jį jūs turėsit mesti. Tuomet prašau išnešti kamuolį, su kuriuo mes vienuoliktokai. Aha. Ir prašau išnešti kamuolį, su kuriuo mes mylėjai abiturientai. Na, prašau mesti. Tai komandų kapitonai tegul mėto ir gal spatalės. Aš prašiau pataikyti, nesakiau atstumo. Deja, vienuoliktokai įsiveržė į priekį. Deja, vėl buvau nužemintas ir abiturientai laimi. Dabar klausimas, kodėl sudaro užuolaidos? Abiturientai pasinaudoja atsikėlimo manevro ir kažkaip atsidara ten. Gerai, jūs nemanot, kad vienuoliktokai sukčiauja? Ne? Ne, tikrai? Sąžiningai? Bet gal duokim vienuoliktokams galimybę laimėti tašką, nes žeminat jos. Nu, prieš publiką nelabai gražu. Duodam galimybę. Tikrai. Gal man pavyks susitarti su Dariumi ir jisai duos galimybę. Ne, tu įsivaizduok, vat, kokią aš turiu asistentį. Ir tavo atsakymas gali labai daug nulemti. Taigi, taip ar ne? Taip! Ne. Tai, nu, asistentė liks su manimi. Nu, nieko baisaus. Ir kaip abiturientai įsiveržė vis dėlto į priekį, bet dabar yra paskutinė konkurso dalis, tai atspėk dainą. Tuomet paleidžiu dainą, paleidžiam, prašau, maestro dainą, nu bet kokią paleisti. Duodam galimybę pasisakyti vienuoliktokams? Gal prieikim šiek tiek arčiau, nes kažkiek nutolot nuo manęs. Va, taip tinka. Na, kokia tai daina? Žinomės dainos. Aš irgi nežinau. Tai vienuoliktokai laimi vis dėlto šį turnyrą. O, paplokime vienuoliktokams. Na, aš tik galiu pasakyti ačiū.
už dalyvavimą abiturientams ir už laimėjimą noriu, kad būtų įteikti diplomai. Taigi prašau mano asistentės dalinti padėkos raštus. Ką galiu pasakyti 11-okams? Bandykit laimę kitaip.